Baltijos ežere. Kol dar virš upių kyla rūkas, kol baltas paukštis danguje dar gieda tau ir man, kol dar tarp gatvių ir namų nepasiklydo mano balsas, kol dar tavim šventai tikiu, kol dar tikiu šventai. O nakties diena, o lietaus miškai gyvena, o mirties šviesa keičiasi dabar kartos, daugiau mažiau. Ir ar tu jauti, kad kokį nors tam kartų kaitoj šitoj, kad jau jaunimas, tarkim, paauglėjau, jiems darosi nebeįdomu, ką darai, arba tiksliau, tu darai ne tai, kas jiems įdomu. Ar taip toks pojūtis yra? Supratau. Iš esmės aš niekada nedariau, kas įdomu paaugliams. Aha. Nu, bet tai nesakyk, kai, reiškia, pats buvai prie paauglių, tai paaugliams buvo įdomu, ką tu darai tada. Tai daliai paauglių, tai ir išliko. Iš tikrųjų, aš manyčiau, kad čia reikia kalbėti ne apie amžių, apie pasaulėjautą. Sakykim, aš nemanau, kad pirmajam, sakykim, akustinį kernagį būtų labai įdomu klausyti tiem, kurie neskaito knygų. O dabartinė karta knygų, irgi pripažinkim, skaito žymiai mažiau. Jie viską žino apie internetą, jie kalba senas žinutėmis, jie nerašo laiškų, neskaito knygų ir taip toliau. Nežinau, skaito laikraščius, netgi tiek. Internete, nebent. Bet tai yra tas virtualus toksai kažkoks bendravimas ir automatiškai jiems tai nėra įdomu. Jų muzika kita, jų muzika techno, daug, greitai, garsiai, mėlyna spalva, žybčiojančios. Ok, tai man jų atvirai pasakė, kaip čia, aš jiems nereikalingas, bet ir jiems nelabai įdomu būtų ir man nelabai būtų įdomu dainuoti. Dėl to, kad tu žinai, kad jeigu tu išeini į sceną, kai tu dainuoji, tu nori gauti ir atgal. Nori, kad jie suprastų ir tas energijos pasikeitimas tave ir užveda, ar papildo, papildo. Tu atiduodi, tu gauni. Taip, kad aš kažkaip, nelabai stipriai dėl to pergyvenu. Galbūt todėl, kad, sakykim, tu dabar visą laiką su manim kalbi kaip su dainininku. Visiems bandau įrodyti, nedaininkas. Stasys Povilaitis yra dainininkas. Taip. Simas Donskovas yra dainininkas. Edmundas Kučinskas yra iš esmės dainininkas. Sakykim, kompozitorius, bet dainininkas. Aš visiems bandau pabrėžti, kad esu estrados artistas. Nes turbūt, vienintelis mūsų žanre turi 2 aukštojo mokslo diplomus ir vis tiek, aiškiai, sėdžiu čia. Turbūt vienas iš nedaugelio, kur dar Rusijoje, ne Lietuvoje, Rusijoje. Kas Rusijoje? Aukštojo mokslo diplomai baigti? Ne, tai aukštojo mokslo diplomus turi Kazimieras Šaulys, Irena Šakaitė, Neuronytė nieko to nesako, bet tai yra Juozo Erlicko žmona. Mes visi baigę esam tos estrados mokslus tenais Gytise. Ir iš to atsirado estrados dar mokslo. Todėl... Tai va, vienas ant pirštų galim suskaičiuoti Lietuvoje. Aš dainuoju, vedu, aš režisuoju, aš organizuoju. Yra to darbo visokiausio, plus dar televizijos laidos dasideda. Tai aš kažkaip netaip stipriai kreipiu dėmesį, kiek stipriai, kiekvienas nori patikti, be abejo. Bet aš netaip, tai ne pagrindinis mano gyvenimo tikslas, kad, sakykime, aš būtinai privalau patikti paaugliams. Kažkaip negalvoju, kad privalau ir nenoriu. Arba parduoti daug kompaktų. Ar yra tokia užduotis? Ne. Nėra? Ne. Vis to smagu parduoti kuo daugiau tų kompaktų ir jie kažkaip, tas kompaktas vėl, turiu pripažinti, nei viena mano daina niekada nestovi kažkokiuose topuose, čartuose, šmartuose ir taip toliau. Tuo metu čartų nebuvo, vienas dalykas.
Ir iš esmės ne, taip, kur aš vienas dainuočiau. Bet tos dainos klausomos. Kompaktai perkami iki šiol. Prasme, labai madingas daiktas, jis tikrai pabūna madingas ir to reikia. Jis labai madingas, jis kažkaip greit ir užsilaiko. O baladės, paremtos žodžiais, kur ne iškart įsiklausai, jos gyvens ir gyvens. Ateina žmogus situacija, kai jis nori to dalyko. Jam madinga dainelė dabar nebereikalinga, jis atsirinks. Bet kad aš dėl to labai stipriai, kažkaip liūdėčiau, naktimis nemiegočiau, to nėra. Iš esmės aš galvoju, kad tas, ką aš darau, aš savo tai pasisakiau, tai yra mano hobi, tai yra netgi nedarbas, tai yra mano laisvalaikis, kurį aš darau su malonumu. Ne dėl pinigų, ne dėl kažko tokio, iš malonumo. Išeinu, palieku tave. Nepyk. Išeinu, palieku tave. Nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus, nes nežinojau, kad tu nežinai, kas tai pievos, nežinai, kas tai bičių medus. Norėjau atnešti tau iš pievų laukinių bičių medaus. Bet nežinojau, kad tu nežinai, kas tai sniegas, nežinai, kas tai lietus, bet nežinojau.